Nu, kūgėlalais mėliausi, audėjėliai brangiausi. Važiuojam toliau šitu audzimo keliu. Nu ir ką pradėts, mes jau ir apsimetėm, ir surėtėm, ir jau ovašinycį suvėrėm. Nu, dar ir jau mėgysim paporyts ir išaiškyts, kaip reikia susverti į nycį šitus 8-nycinius divonus 4 dalių raštu. Nu, o kaip suversim, tada dar paporysim, kaip ir tas pakojas reikia pasyts ant tas nycis. Nu, o šitan pilman ragėsit ne cik mani, ale raudėjų nasti iš valkininkų, katroj kadaise labai mylėjo aust šitokius 8-nycinius divonus. Nu, o dar jau ir man para važiuot parsiveš audėją. Jei trajime keliai, kai drobelį audiau, užstojant ketvirtų dar andelanė, jo užstojant ketvirtų dar andelanė. Nu tai važiavom per tuos visus laukus, per miškus, atvažiavom iki Kašėtų, nu dar va su Nasti užsėdom už stovų, nu ir mislinam, kad reikia čia visiems paporyt su tom 8 nycim, kaip čia kas daryt. Tai dar pagal planelį, ką padaboja, Nasti atsivežus, nu tai kaip ir viskas atrodo aišku, tai skaičiukų visokių prirašyta, tai 1, 2, 3, 4, tai dar jūs mums primykit, kaip čia su tom nycim, nuo kur jos skaitos. Nukvela nuo pirma. Nukvela nuo pirma ir tada pagal eilė iki 8. Ai, tai taip viskas ir eina šiais. 1, 2, 3, 4, 8. Taip, eina pagal visų. Visuomet nukvela nuo pirmucinį skaičiuojus. Nu tai mes dar va jau kiek tai rašto pavėrėm, beveik visą suverta, tai dar liko kraštas. O jūs tai primykit mums, sakėt, tik, kad tai reikia labai umesniai tas kraštas suvers, kad būtų tai labai gražu. Nu tai kraštas suverts ir palikt 3 porelės. 3 porelės palikt per visas nycis, kad būtų. Ir tada labai gražus kraštas, kaip fabrikas. Aš gi rodžiau tau kokis kraštas labai gražus. Aš manau, kad sekas gal ir daugiau, ne tik tas 4 porelės. Galima daugiau, galima 4 suverti. Oi, nu tai va, tai aš misliu, gal mes tada ir mėginam tas 4 suverti. Yra 4 porelės liki ir tada dar va reikia po 1 siūluko. Va šitą savo aš jums paduodu va siūlalis. Va pirmas. Nu va, dar kitas siūlas antros. Tai dar reikia atsirinkti. Va, mūsų 2. Nu va, ir šitą tada jau tas visas porelas ir sekas susverti. Nu va, 3. Va, pas mane. Va, dar paimkit va iš mane. Nu ir dar va, 4. Nu ir šitep iš eilės ir suverts ant krašto. Nu va, tai dar jau ant 4 suvėrėm, tai dar jau ant 5. Tai bus va šitoj. Nu va, 5. Dar ant 6. Nu va, ir paskutinė ant 7, 8. Nu, ant 7 ir ant 8. Jo, nu va. Ir gerai. Nu, o tai dar kaip jau vienu stulpėlį suvėrėm, tai dar reikia kokis mazgelis užrišti, jau. Tai reikia, kad nesitraukt siūlai, iš nycių sitrauks. Maža kiek daskišiai ir gatava, ir siūlas nuveja. Ir vėl iš naujo? Nu, tai taip. Ai, nu tai va, ir dar jau spakaina. Ir palaidai, ir tada jau skietan, muštovai skietan ir tiesiog. O kur dar daryt, kad tos nycis vis tiek, kai jau ir pabaigų tas ir vėrimas visa, alios va, išsilakiau, išsidarky po visur, tai kaip jas paskui sustvarkyt reikės? Pirmiausia, reikia dabar šitai muštovai, skietas indėt ir pradėt nuo šitos pusės vert. Skietan. Skietan suvėriai, tada atsinešiai nuo velano iki muštovų uždėtstė, kad šitos va taip turėtų
Nycis. O. Aha. Nu ir laizdinėse. Matysi, kaip pagal skietų, pagal viską muštuvus ir suriši nycis ir pakojas. Tai čia reikia tada atsinešti kokies, kai pagalys du, Pagalys, vienon kiton pusė nuo kvelano, ant muštuvų ceponycėm. Ir jas tada visos nycis labai Tada bus gerai. lygiai tada jau. Labai lygiai visą. Ir bruzoklius surišė, ir nycis tiesiog jos vieton atsistos. Gražiai atsistos. Nu va, yra daug va tų nycių, tai va, gražiai jas išvarysi pagal raštų. Va, kožnu vienu atriši va šituos, va, kur surišta. Ir gražiai tada paslais tos nycis ir viskas eis gerai. O kaip reikia žinoti, ar tai ne per aukštai, pavyzdžiui, nycis iškeltos, tai reikia dabar, kad siūlai eit lygiai skietan ir nuo kvelano. Siūlai skietan lygiai eis. Lygiai. Lygiai eis. Ai, nu tai turi būti lygiai, nei aukščiau, nei žemiau. Pareguliuosi visą ir čia, ir labai gerai pažiūrėsi. Tik tais pasdėk tas ir išsireguliuosi liuks. O ką paskui bruzuklio šitos susiriškėt, jei neskabyt vienas ant kitų, bet kad būna, kad užsikabina. Tai ne, pažiūrėsi, tai rodys viskas raštas, va jau šitų pavarysi va ince. Va, ince pavarysi. O tai dar va šito jau reikia inti pastums, kad būt siesėjai. Nu tai pagal raštų viskas atsireguliuos ir šitie bruzukliai visi. O tai dar jie tave jau negerai, kad vienas palei kitų kabis vis? Nu tai kaip bus raštas, gal šitas bus inti, o kur žinai, kaip. Tai jau čia kaip susvers skietan, kaip Kaip skietan, jau dabar čia atreguliuot negali nei šitų nycių, nei pakojų, kaip suversi skietan, indėsi muštuvus ir tų audeklėlį užviniosi, užmėgsi ir tada jau reguliuosi. Ai, tai jau reguliuosi ant galo, jau tada. Jau ant galo reguliuosis. Va, svarbiausia uždėtos lazdelės. Va, kad šitos stot ir pakojos vieton, gal reikės nuleisti nycis, man atrodo, biškai nycis bus per aukštus. Nu, matysi pagal siūlų. Jo, pagal siūlų, pagal skietų visi. Bedėk, ten skietan, kur mėlynai izoliacijo. Tai labai skietas geras. Labai. Nu gerai, mėgysim ten susvers. Ar pomėtinat, po kiek metų dar stovose atsisėdot? Kada paskutinį sėdėjot? Gal kokie 23 metų. Tai ką pirmų užsisėdot? Taip. Nu, kol apsiženinau, tai tada visko reikia. O kada paskutinį sėdėjot? Kada jau audzimas buvo paskutinį? Nu, tai prieš kokį 15 ar 18 metų, kaip jau. Dar būtų akvatos paudėti? Oi, kad tu atsikarčiau būtai mani, tai dar aš tau padėtau aust. O dar pravda, pasakykit, mes tai va, mums kitos tai audėjos nusporino, kur reikia va tokį siūlalį pasiriš, kad jau tik apveri ar tik darai, jei nycis kur šoną užsikabina ir kad neišsivert jos. O jūs irgi va tokius riždavotės? Pareždavom, kad jo nenugriztų nuo šitų nycemedžių. Mes nycemedžiai vadinam. Nu tai tai dar gal mislinu, eisim paskui versijau skietan ir tada dabosim, kaip čia mum seksis, tai gali, sakau, paskui ir pamačysit ir pauskiek visiek, ir jumgi įdomus, smagu, ir mum va kaip. Jaunytėse, nežinau, ar aš mokėsiu, bet ar matysiu. Nu tai gal nieko, kaip norva, lempos yra. Čia, kad jau nepaliktai nei vieno šito. Neverta, bet negerai. Na, jei dar va kokias audėjas, ar tie audėja gauna va tokį planelį, nu tai kaip čia susgaudys, va skaičių prirašyta ir tu čia žinau, kad gudrus. Nu tai va reikia pradėti nuo velano. Pirmon ir antron. Ai, tai čia taip kaip ir parašyta, va jei pirmon, antron, tai pirmon, antron ir verės. O paskui penkton, šešton.
O kaip žinos, po kiek siūlų tai tom Nu, pirmon tai ar tam? spurgelai veras po 3 ar kaip jeigu storesnis siūlas, tai po 3 siūlus, po 3 sporelas, o jei plonesnis po 4. Nu, tai kaip pagal siūlų, tai matysit kaip. O čia jau ta PTC pervara ar kas? Taip, pervara. O paskui vėl pirma ir antra. Ir paskui vėl pažymėta va, pagal planelį pervara. Pervara. Ir čia jau Ir ant 5 nycės. Jo, Tai ant reiškia, 5. tada nuo kvelano reikia atsiskaityti 5 nycį ir tada jau to nycam susveria. Visada reikia skaičiuoti ne nuktelę, nuo kvelano. Nuo kvelano. Nu tai va šitie Tiek pagal ir eit planelį. pagal eilį, pagal planelį. Ir visa, ir čia rodos, kur nycis, tai nycis va skaičiuok, suskaičiuoja ar 5 ar net 8 va. Nu tai būna ir 10 jau 10 nycinė. Taip. Taip, nu, jei staltiese tai 10 nycinė ir divono saudėm tai 10 nycinė. Tai irgi. O staltiese sausdavo tai yra 8 nycinės ir 10 nycinė? Ir 10 nycinės. Bet 10 nycinės gražesnis negu 8 nycinės. 8 nycinės tokios storesnės, o šitos labai daleko 10. O kur labiausiai mėgdavo taus? Nu, ar 4 nycinius, ar tie 8 nycinius? Pas mus pirmiausia, kaip aš pradėjau aust, tai pradėjo aust parinktinius. Tai reikia planelės pasidaryti. Nu, pavyzdžiui, iš kapo, kai būna, tai iš kapos matai, kokies gražus man patinka raštas, nu ir tokias, kaip aritmetikos tie langeliai būna, tai tokį popierį įsidedi ir iš divono pasidarai planelį ir tada jau veri, ale ten tik tais 2 nycys. 2 nycys, suveri visą pagal ant 2 tik nycių, nu ir paskui jau parinkdinėja divonas. Skietan ir visą, ir tada, o tų pinelių, tai pas tave, kur parsivedžiai, tas margai siūlas, tai nukirpk ir išmesk. Tai jau vis viena tų parinktinių neausi. Nu tai gal dar kada ir su mislysim? Nu, tai jei sumislysi, tai vis viena reikės. Tai tie 2 nycinių jau divonų tas. O tai dar jau skietan verias, taigi po 2 siūlukus. Po 2. Tai čia reikia... Ir kiekvienon strustin. Kiekvienon strustin. O tai jau tik kokius strusį pralaisim, tai jau bus negerai. Ne, jau visas raštas. Ne. Brokaulybas divonas. Bet tada reikia dar ir porelių, tai nesukeisi, nesukeršauti. Nu, tai taip, paėmė, paskui ieškai kitos. Va, nu ir va, suradai ir dabar vienon strustin jau skietan reikia po 2. Kožnon vienon po 2 reikia vert. Ir versi pradėk iš šito šono. Iš šito šono ir va šitva sau turėsi. Ir šitų skietų turėsi, o šitų yra, inversi skietų struscinto, kur dėsi, ir va atsiskyrsi, šitų siūlų va šitie padedi ant to pagaliuko ir va šitie užkabinė ir jis išsitraukia va šitą. Įsitraukia, nu ir vėl palitos strusės ir vėl ieškai. Ir tada te reikia imti vienu palei kitų. Taip, nesuskryžmavo. Ir va, šitą užsidedi, va, suvėrei kitų ir vėl tenai va uždėjai, va šitą. Ir čiagi rodo, va. Atsiriš. Ir vėl va po biškį. Po biškį ir vėl. Čiagi rodo, kur jau jei tu nuveisi, taigi jau vis viena jau... Jei vienu pralaisi, tai čia jau rodys, kad jau 3 net nycis. Taip, rodo. Nycimi geria visą, liuksiškai stovai vis. Nu tai dabosim gali ir ausis gerai tada. Ausis, pažiūrėsi, kaip ausis, kaip lanton duosis, pažiūrėsi, kaip dvinytų ausis. Gerai. Kaip drobį.
Kadaise. Gerai, mėgysim, dėkui. Nu tai tai dėkavojam jum už pamačį ir jau tada mes Linuku jau kviesim, kad pradėsim aust. Šitan audziman mes jau tep sumislinom, kad paslangvyt savo gyvenimas, tai mes susvėrėm visą fabrikinėse, pirktose nytelaise, o ne rankų darbo. O jei jūs irgi susmislysit šitą panašiai, tai nyce medžius, kaip darysitės jau patys. Tai va čia galukan galit, impjaus tokių kai vagelį, kai griovelį padaryti su peiluku, kad užsitvirtyt labai gerai nenuslyst tas šniūralis, kuris prilaikys nytelas, kad, jei jauti neduok Dieve, kas pasidarys, kad neišsilakiuot mumi nytelais. Ir dar vienas tokis būt palangvinimas. Tai prieš veriant galit paims vienan galan kokis šipulys, pagalukas prisrišč ir pakels biškį nycys. Ir tada labai gražiai nycys išsidėlioja viena paskui kitų. Jau tada nepadarysim jokio pamilko, o suversim tį, kur reikia. Ir ką pomėcinat, Nastė jau sakė, ale aš dar primysiu, kad nycys visada skaičiuojas nuo kveleno. Tai dar ir pradėkim. 1, 2, 3 ir iki 8 visos susiskaito. Ir dar nepamirškit, kad dabosit planelin, jei parašyta 1, 2, tai reiškia, kur rašto daliai ir yra 2 nycys ir jau tų vienų stulpėlį 4 porelas suveria tas nycys, kad jos parašyta. Tai ar tai 1, 2 gali būti, 3, 4, 5, 6 ar 7, 8. O pervarai veriam po vieno siūluko tų nycį, katrų parašyta. Ir Nastė jau mumi visiems ir paporino, ale aš dar rozų primysiu, kad susveriat strikų vienu, tai iš rozo jau savo šiton pusėn noks kieto ir užriškit mazgelį, kad siūlai neišlakiot. Tai mes jau biskį pasaudėjom, ale dar norim ir jum paporyt, kapgi reikia tuos pakojus pasirišintas nycis, kaip mes sakom, pasyts nycys. Tai mes tep dar galit padabot planelin, mes te pasdarėm ir te pasiskyrėm, priek 1 ir 6 pakojos mes pasirišom nycis, katros reikalingos jau aus dugnu, ant prasto. Tai priek 1 pakojos pasirišom kas 2 nycį, tai 1, 3, 5 ir 7. Ir tada jau pasirišom rašto nycis, tai priek 2 pakojos 1 ir 2 nycis, priek 3 pakojos 3 ir 4 nycis, priek 4 pakojos 5 ir 6 nycis, priek 5 pakojos 7 ir 8 nycis. Ir priek 6 pakojos pasirišom 4 nycis dugnu, irgi kas 2, tai čia jau porinės 2, 4, 6 ir 8 nycys. Tai planelį, kaip pasyts nycis išsiaiškinom, o dar liko trudniausia – lys po stovais ir parišč pakojos. O dar prieš rišdami pakojas į nycis, sekas pamėgys tokius monas, taip kaip sakė mūsų Nastė, reikia nuok velano, ant katros susukta asnava ir ant muštuvų padėt 2 kokias lištvelas vienodas, pakiš po nycimi ir tada bus labai paprasta pririšt pakojai į nycis, jos laikos tvirtai, niekas niekur neslakioja, visas sekas suslygys, jei tai kas kur nelygu, ir tada jau lysima pacion rišč. Jei labai bijot susmilyt, kad parišit pakojas į nycis, tai galit pasidaryti taip, kaip pirmes. Prie kožnos nycies po 2 vis kitokios spalvos virvelas, tai su geltonom virvelim mes parišim jau in pakojas raštui skirtas nycis, o su baltom virvelim parišim tas nycis, katros bus skirtos dugnu. Tai galim ir pradėti nuo dugnui skirtų nycių, tai imam pagal planelį, kas 2 nycį ir rišim in 1 pakojį. Tai 1 nycis, 3, 5, 7. Ir pasimam virvelas baltas, persiskirstom in 2 dalis,
pasimam pirmų pakojį, nu ir pasirišam, va, kelis rozus apsukam, gražiai, kad būtų vienodas intempimas. Ir su 2 mazgais užsirišam nastojaščiai. Va, nu ir dar jau rišim kitas nycis raštu, nu tai imam pagal planelį. In antrų pakojų, 1, 2 nycis. Taip va, pasimam 1, 2, pasimam kitų pakojį, laikom tokian pacen aukščin ir rišam savo. Kelis rozus apsukam. Iš rozų tai sekas prastų mazgų surišti. Ir tada, va, tokį galima su kilpeli. Tada imam tracių 4, rišam in tracių pakojį ir va šitep visus pakojus in nycis ir parišam. Nu, o kaip jau liks paskutinė pakoja, in katrų jau rišim kitas dugno nycis, nu tai čia jau imsim porines. Va, 2, 4, 6 ir 8 nycis. Ir pasirišim lygiai taip, kaip ir pasirišom 1. Gero rišimo gėlalais ir nesusmilkit. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatyti mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Ba mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisidėjo, ir labai kviesim visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.